Taip, žiūrim, ką turim. Atvežė kažkokį neva tai kinietišką rėmą. Va. Kažkokių kliurkų aš jam čia nematau, kad būtų, pavyzdžiui, blogai nudažytas. Gražiai nudažytas, viskas dailiai. Tokios vietos galėtų būti tvarkingiau padarytos. Čia va, kraštelis toks ne visai lygus. Čia yra gan svarbu, nes šitoje vietoje gulasi guolis, integruota vairo kolonėlė ir taip pat čia šiek tiek lygiau. Labai pergyvenau dėl šito dalyko. Vizualiai atrodo, kad kažkaip čia nelygu ir šitoje vietoje. O turi būti, kad guolis atsigula ir jisai nekliba. Tai jau patikrinau, neklibės, dar įstatysiu, kad būtų 100% ir press-fit sistema. Va, nudažytas gal nelabai super šitoj vietoj. Čia kokie tokie yra. Kokia ar šiukšlė pasipuolė, ar kas reikės. Su peiliu čia šitą truputį nuimti. Iš šitos pusės tvarkoj, viskas lygu. Viskas lygu. Taip. Trosavimas po mini plėvelino guoliais, atsidaro su dangteliu ir viską reikia prasikišti prieš įpresuojant, nes kitu atveju rizikuojam nepataikyti. Matote, ten tie balti tokie. Va. Balti laideliai, tai čia visi šitie dalykai. Ir prasikiša ten. Darysim priekį vienos pavaros sistemą ir gale 10. Ištraukiau šitą plasmasę, kažkaip labai stipriai susispaudė rėmas. Pasižiūrim, ar nieko čia neprašovė. Taip. 140. Ne, 142,5 tvarkoj. Pirma, susiplanuot darbus. Plius minus apsimėtyt, ratai įsistatys ir jau galima bus reguliuoti stabdžius. Tai pirmas dalykas, prieš čia kažką pravedant, bus lengviau prasivedžioti šarvus visus. Pavarom, stabdžiam 2, pavarom 1. Droperio nėra. Viskas. Taip, šarvavimas galvojau, kad bus vientisas, bet kažkaip tai čia ne visai. Stabdžiams vientisas, o pavaroms su atrama. O, vientisas. Tai taip atrodo, tiesiog skylė, prakiši ir nukeliauja, o pavarų toks su dugnu, į kurį atsiremia šarvas. Ok. Galėtų būti vientisas, bet stabdžių šarvasgi čia sugebėjo talpinti. Nežinau, galėjo būti vientisas. Pavarų sistema visa pilnai, su švaistikliais, su rankenėlėm, perjungėjų kasetė, priekinis dantratis bus Microshift Sword. Nes užduotis padaryti praktišką, ekonomišką ir gerai atrodantį dviratį. Surinkinėjimas dailiosios lyties atstoviai ir bent jau daug važinėti neplanuoja, tai turi būti protingumo kriterijai kažkokie tai.
kadangi priekinių pavarų nebus, tai galinės pavaros numatyta šarvui vieta šita, bet padarysim iš kitos pusės, kad mums mažiau braukytų rėmą. Viduj nieks nesusikryžiuos. Taigi šitą mes ištraukiam priekinių pavarų vamzdelį drąsiai ir tada šitą mes prakišim čia. O apatiniai daly yra štai tokia plastikinė detalė, į kurią remsis mūsų trosai. Tai šitoje vietoje bus užipta tik šita dalis, šita laisva ir tvarkoj. Vairo kolonėlės guoliai integruoti, tai vadinasi dedasi tiesiai į rėmą ir bus va štai tokie pilnas komplektas su viskuo ir šakės inkaras. Pilnavertis normaliai išsiskleis ir leis vairo iškišai tvarkingai apglėbti ir užsispausti. Reikia būtinai patikrinti, ar gerai įsideda ir po to tik tais galutinai montuoti su visų tepaliuku ir panašiai. Atsigula gražiai, klibėjimo nėra. Ok. Šakė. Nežinau, ant kiek jinai čia gera, negera, bet pilnai karboninė. Žiedas Crown Race vadinasi. Su prapjovimu, tai įpresuoti jo nereikia. Tas yra patogu. Tiesiai. Komplekte nebuvo jokio adapterio stabdžiams ir atnešti stabdžių diskai po 140 mm ir priekis ir galas, tai čia reikės 140 mm flat mount adapterio. Paprastai komplekte būna 160 mm. Taip. Taip. Niklio velino guoliai ne presfit, ne 42, tiksliau presfit, bet ne 42 kaip ten Shimano ar Dabas. 386 ir Evo, ar kaip jie vadinasi. BB 386, jo. Tai čia jų yra diametras didesnis ir kažkokie Scorp. Tik paėmęs į rankas aš atkreipiau dėmesį. Tai šita yra tarpinėlė guminė, tai turėtų kažkaip jinai čia sandarinti, o ne taip va. Pabandysiu kitą surasti, nes kažkaip nepatinka man. Kaušeliai aliumininiai, rėmas karboninis, vadinasi, reikės naudoti montavimo pastą. Bet ne karbonui, o bent jau aš suksiu su šita Dynamic Assembly Paste. O viduj standartinis guolis 6805. Čia yra geri čia šitie dydžiai. Gal dažniausiai pasitaikantis. Didelis guolis. Tarnauja ilgai. Jeigu gerus kokius kokybiškus. Čia iš esmės konstrukcijoje jo. Jeigu reikės pasikeisti, tai galima viso
neišpresuoti visų kaušelių, o tik tais šitą guolį vidinį. Išpresavai lauk ir įpresavai, jokių problemų, kokį rimtesnį nupirkęs. Šitie sukasi švelniai, kiek ilgai tarnaus, nežinau. Rėmas, šakė, rėmo guoliai, šitie guoliai, viskas buvo komplekte dėžėj, vairas bus karboninis, savininkas atnešė, ratai paprasti aliumininiai, bet geri, su kintamo storio ten stipinais ir vairo juostą atnešė, stabdžių diskai yra, viskas yra. Neradau centro guoliam kažkokių atitinkančios gumelės, per storos visos mano turimus, tai iš vienos pusės silikonų uždėsiu, kad jisai įsitvirtintų, iš kitos pusės tokiu storesnių sluoksnių lipnaus tepaliuko ir vanduo čia vidun nepateks. Galima abudusi ant silikono, bet nežinau, jeigu reikės kažką tai demontuoti, ar nesulaužys mums šito kaušelio. O va dropautai tai prisukti su mažais varžteliais. Tai ta sistema, kuriai man nepatinka. Jinai veikia, bet jinai, nepatikima. Varžteliai išsisukioja, pradeda ratas klibėt. Kam? Galėjo čia ir vientisą padaryti, įsivaizduoju, kad čia tuos dropautus gali demontuoti ir ten kitokiam ratui pritaikyti, su spaustukais, pavyzdžiui. Ar kam? O vat kaip galinė šis įsisuka, tai labai keistas sprendimas. Toks va srieginis kaip veržlė. Atrodytų turėtų užpildyti čia vietą, bet ne, jinai tiesiog taip va. Šis įsistato. Kadangi demontuojame dropautai, tai tiesumo čia nerasta. Ir šita veržlė iš išorės. Tai labai keistas sprendimas. Turėjo būti čia ne tokia šita veržlė. Ir čia iš galo yra varžtelis, kuris ten sukasi į vidų ir tą veržlę turėtų užfiksuoti. Neįdomu. Atrodo tai negražiai, tiesiog toks gūzas galėjo. Aš manau, kad čia kažką supainiojo. Bet veiks. Kad veikti, tai veiks. Bet galėjo būti ir gražiau. Vientisa, tokia sunki. Kažkaip tai senai pilna vidurė. Vat. Vientisa, pilna vidurė, dėl to ir sunki. Gerai, kol kas palieku šičia. Užmečiau vairą, pasimatuoti, paliksiu maksimaliai čia žiedų, tiesiog tokius uždėjau žiedus, kokius turėjau, nes visiškai neaišku, kokiam aukštė norės turėti vairą. Vairas yra labai siauras, kadangi važinės mergina, tai priklauso būti siauresnis 39. Jeigu nuo krašto iki krašto, tai 40. Tai žiūrint, kaip kas matuoja, ar nuo centrų, ar nuo kraštų. Meškiukui pilvelis jau rūpi, jis talkio nemėgsta kentėt. Pilvelį meškiukas prižiūri, bet reikia daug maisto turėt. Kai pilvas gurgia ir duskia, skubėti ieškoti medaus. O kai jis suras, lyg lobį atkart, nebent tų medaus nėra. Meškiukui pilvelis jau rūpi, jis neverta kankinti ilgai. Pilvelį meškiukas prižiūri, ir reikia prikimšti pilnai. Nurimki potnusis bičiuliai, girdžiu aš tavasias raudas. Kai baigės medus, grėsia badas baisus, bet surasiu aš jaunus namus.
Meškiukas narsus pilvelį padė, nes darbus ant stalo padėtas kartu. O varge. Labai šviežu, labai gražu. Kadangi važinėtojas bus ne aukštas, metras ten kažkiek, nesvarbu, nedidelio ūgio, tai ir švaistiklius užsakiau 165 mm ilgio. Manau, bus išvis ledas 42 priekis, gale 11,48. Tuoj parodysiu kitas dalis. Aliumininis priveržimo varžtas, tiksliau ne priveržimo, jisai reguliuoja guolių suveržimą. Tai kad neklibėtų, bet ir nepervežta būtų. Iš esmės aš tai taip iš rankos jauti, kad atsirėmė, trupučiuką atgal ir pataikau. Švaistikliai prisisuka dviem varžtais, kaip Shimano. Labai panašu į šlicinę Shimano sistemą, bet šlicai kitokie. Rankenėlės. Troseliai. Priekinio stabdžio rankenėlė. Ir galinio stabdžio ir perjungimo rankenėlė. Plastikas malonus, guma išvis tokia faina, visai čia taip bus gerai. Ir perjungimo mechanizmas tai toks, taip ir taip. Ne visa rankenėlė kaip ant Shimano, o kaip ant SRAMo. Gal ne visi SRAMai taip darė, nežinau, Apexas, pavyzdžiui, taip, Apexas jo, lygiai taip pat. Ar Apexas? Apexas tenai su viena šita ir ten daugiau paspaudi į viršų, truputį paspaudi žemyn, o taip, nežinau, neatsimenu dabar kuris, kažkas taip darė. Va, koks gražus perjungęs, čia yra Microshift Sword gravelinė sistema su sankaba. Sankaba čia, nežinau, reguliuojasi. Pirmą kartą matau šitą perjungę ir kažkaip gal turėtų reguliuotis, nes čia yra spynelė nupiešta. Neaišku, ką jinai. Ok, čia veikianti sankaba. Čia šitas gal sukasi, va. Įdomus sprendimas. Taip neveikia. Taip. Ok. O kasetė 11,48. Padaryta panašiai kaip KMC daro. React, bet aliumininės, didžiosios žvaigždės aliumininės ir mažasias gali keisti. Ok. Ant du blokai ant Spiderio ir atskirai mažosios. Ratai. Įdomiausia dalis. Nieko ypatingo, bet gražus, geri ratai. Va. Be jokių užrašų. Ne, va yra. 26 Classic.
su uždarais guoliais, ne hibridinė, terkšlė irgi su uždarais. Road 30. Visi. Geras malonus garsas. Va, juodas dviratis, juoda pavarų sistema, juodi stipinai, juodas stipinų galvutės. Jisai pilnai juodas gaunasi. Aš taip neplanavau, kažkaip nesitikėjau, kad visos absoliučiai dalys bus juodos. Paprastai man tokie dizainai nepatinka. Turi būti kažkas tai paspalvinta. Nors atrodys gražiai. Kai kuriem netgi labai patinka, kada būna juodas. O padangos bus štai tokios. Nieko ypatingo, bet normalios gravelinės padangos. Kažkokių reikalavimų padangoms nebuvo. Rėmas beje yra clearance'as parašyta 40 mm. Ratlankiai yra platus, 23 ar 25, normalūs graveliniai ratlankiai. Ir 40 padangos aš pabijojau užsakinėti, nes čia būtų maksimumas ir kai kurios padangos ant platesnių ratlankių gali pasidaryti jau ne 40, o 42 pavyzdžiui. Tai užsakiau, radau tokias 37 mm. 37, tai jeigu bus, 37. Jeigu šiek tiek ir praplatės ant rato, tai bus super. Jeigu nepapratės, tai nieko baisaus. 37, tas dydis irgi puiku. Įvertinus tai, kad čia 40 parašyta maksimum. Montuoju padangas. Ratlankiai bekameriniai, padangos bekamerinės, bet savininkas prašė bekamerinės sistemos nedaryti, tai su kamerom. Jeigu retai važinėja, tai tiesiog mažiau problemų. Na ką, kiek čia milimetrų gaunasi? Neapgavo, 37. Gal 38? 37. 37, 37, plaukeliai dar čia per visą padangą. Pasižiūrim, kaip į rėmą atsistos. Viršui labai dažnai atrodo, kad viršui, o čia daug vietos, čia galima plačią padangą dėti, ne tame iš vis esmė, esmė čia. Ir čia dažniausiai būna mažai. Platesnė galima porą milimetrų dėti, bet taip jau, kad čia labai storą įkišt, tai nemanau. Iki 45 tilps 45, bet jau čia būtų maksimum parašyta 40, galima porą milimetrų kelis viršyti. Na va, ne visai juodas bus padangos rudai šonais. Pataisys vaizdą. Ir vairas bus raudonas. Ar rožinis? Labiau raudonas. Super sticky cash, super kas. Stabdžių diskai. Kažkokie 140 Z-Race. Niekada tokių nebandžiau. Bandyti neplanavau. Atrodo iš esmės tvarkingai, bet tai yra toksai mazgas mano galva. Labai nuo jo priklauso tavo gyvenimas praktiškai. Tai kažkaip tai net nebuvo idėjos pirkti, bet matau padarytas tai ir gerai. 1,8. Tai čia, kaip paprastai būna, dabar yra, kas ten išleido. Neatsimenu, kas išleido, jau storesnius daro. 2 mm, ar kiek ten, ar 2, ar 2, nesvarbu. Tipo, paskutiniai
Paskutinis trendas yra storesnių daryti. Gerai. Jo, kažkas čia su to mašim ir veržlėm priburta. Ištraukiau iš priekinės šakės čia, tačiau vizualiai gražiai atrodo, bet dabar priekinė šakė ten kaip ir tinka, irgi ten tada pasikeičia. Kažką pripainioja. Prisukinėjus stabdžius prisiminiau tokį atvejį, kada flat mount tik atsirado. Ne tik, bet jisai buvo plente, bet graveliukai, kaip tik po covidinis toksai momentas, tik pavasaris po pirmųjų šitų 22 metai. Jo. Ar ne pavasaris, vasara, žodžiu, nesvarbu. Ir flat mountai, tai juk iš karto ir nebuvo gravelių. Labai dažnai dar iki šiol galima sutikti tokius gravelius, kur vienas stabdis, pavyzdžiui, priekinis ten post mount arba galinis post mount, o kitas flat mount toksai. Tai abu reikia naudoti tokio pačio standarto. Ir žodžiu, buvo toksai dviratis iš Decathlono ir tuo momentu ten abu stabdžiai buvo flat mount, man atrodo. Jo, flat mountiniai, gal ne Decathlono, irgi nesvarbu. Ir žodžiu, ten kaladėlės nusidėvėjo, reikėjo padaryti skubiai. Va, šiandien kažkoks toks atvejis buvo, kad laiko ne per daugiausiai ir nusipirkt kaladėlės mechaniniams stabdžiams, tiems, kurie ten buvo sumontuoti, gan toks brangus dalykas, nežinau. Brangios kaladėlės buvo, būtent tiem stabdžiam. Ir suradau parduotuviai, fiziniai, nuvariau, davė man tas trinkelės ir išeidinėjau iš parduotuvės ir girdžiu man už nugaros mechanikai ten gal tarpusavėje. Aš tai būčiau dėjęs tiesiog naujus stabdžius ir nekvaršinęs galvos su tom trinkelėm ant neaiškių stabdžių. Taip neskaniai man pasirodė, kas mane pažįsta, patvirtinsit, kad nemėgstu aš veltis į kažkokius konfliktus. Tai jau, jeigu aš nežinau, tai aš pasakau, kad aš nežinau, aš nebandau būti visažinis, visai ne. Jeigu aš žinau, aš pasakau kaip yra, jeigu man paprieštarauja kas nors, suabejoju tuo, tiesiog pratyliu, jo gali būti. Aš visų variantų 100% neišnagrinėjęs ir visko būna. Bet tuo momentu nusipirkti naujus stabdžius, kad būtų flat mount mechaniniai, tiesiog nebuvo. Ir nebuvo netgi toj parduotuviai, pas kuriuos aš buvau. Neminėsiu aš jų. Hebra, jeigu nežino, tai geriau neišsiaiškinę, nekomentuokit. Neskanu, kolegos. Čia flat mount 140 mm stabdžių diskai. Tam užsakiau atskirai dar adapterį ant 140, nes paprastai 160 montuojami. Ir dabar pajunginėsiu stabdžių šarvai mechaniniams stabdžiams, yra diskiniams stabdžiams, yra compression less, tokie panašus į pavarų šarvus, bet jie yra storesni, tai kad efektyviau dirbtų mechaniniai stabdžiai. Kartais ten kai kurie gali
pakeisti jum, sakyt, čia net netokie, esu tiesiog susidūręs, kad mechanikas pakeitė, galvodamas, kad kažkas tai prisuko pavarų šarvus. Galvojau, čia supakas, super sticky, kaš, super sticky, kažkaip taip netraštus. Kopija, čia nesupakas, visiškai kitokio juostelė. Geras. Originalas, super sticky kaš. Net dangteliai skiriasi. Dangtelis va originalo užveržiamas, išsiplečiantis. Ir pati medžiaga išvis kitokia. Tokia kaip lipni. Juosta va, tokia plati. O čia netokia. Ir juostelė va. Ir iš vidaus tokia skysta jinai. O čia tvirta šita. Galvojau, supakadas. Ne. Bet va raštas. Va. Cool. Ką davė, tą ir vyniosim. Ir turiu praktikos, kažkada pats nusipirkau pabandymui ten už kelis eurus vairo juostą. Tai ją, kada vynioju, užtempinėjai, jinai trūksta. Tiesiog jinai neelastinga tarytum, ar tai, žodžiu, tu vynioji ir pakeliui kur nors truputėlį per daug patempi. Linksma. Tai daugiau nebepirkau. Vieną kartą pabandžiau dėl įdomumo. Nerekomenduoju. Aha, irgi va, patraukiu, jaučiasi. Kažkur jau nori važiuoti. Atsargiai. Jeigu trūks, tai trūks, kas prie ko čia aš. Bent jau apdailinė juostelė įdėjo. Atrodo, tai visiškai paprasta. Izolka tik tais platesnė. Nutrūko. Ką, grįžau po bandomojo važiavimo, prisiminiau į kalną nuo kalno, pastabdžiau. Šiaip pat dviratis elgėsi tvarkingai, taip kaip ir turėtų būti, bet yra pora niuansų, tai tikrai labai man pasirodė minkšta šakė ant vieno, ant kito šono ir stabdžių. Ir diskai pradeda braukytis ir praktiškai nereikia ten stipriai užguldyti dviratį, kad pradėtų šniokšt. Tiesiai važiuoji, tvarkoji. Pradedi truputėlį posūkį darai, kabina jau viską. Ir taip normaliai kabina, ne tai, kad ten vos, o taip normaliai. Antras dalykas. Tos veržlės gale, priekyje, ant ašių
Nu, kažkoks nesusipratimas, kažką tai čia arba pripainiojo, tai ieškojau tarp savo detalių kitas veržles, galinę pakeičiau, priekinę palikau tokią, kokia yra, bet, žodžiu, ne pats geriausias sprendimas, labai keistai čia ir tie demontuojami dropoutai, tai pasižiūrėjau specialiai dar puslapyje, kokie yra kiti, būtent šito gamintojo puslapyje, kokie yra kiti modeliai, tai vienintelis šitas rėmas su tais demontuojamais dropoutais kvailais. Pavarų sistema priekaištų neturiu, visiškai veikia taip, kaip turi veikti. Spaudžiasi lengvai, bėgius mėtų lengvai, viskas tvarkoja. Jokių nusiskundimų, susimontavo tvarkingai, susireguliavo tvarkingai. Stabdžiai, šiaip patys stabdžiai, rankenėlės aš turiu omeny, tai viskas patogu, stabdosi puikiai, kas ant viršutinio, apglėbimo, kas ant apatinio. Jėgos daugiau kaip ir nereikia. Čia S dydžio dviratis, ar tai kažkoks ten labai mažiukas, kompaktiškas, tai jeigu svoris važinėtojo nedidelis, tai čia daugiau negu per akis. Čia priekiniam perjungėjui netgi ir skylė yra, D2 sistemai pajungti elektroniniai, tai variantų su šituo remu tikrai turėsit, jeigu sugalvosit tokį bildą daryti. Dangtelį nusukčiau šitą, kur perjungėjas montuojasi, bet vietoj jo kažką čia reikėtų prigalvoti, kad nebūtų čia tokios skylės. Tai gal savininkas kažką tai ateityje sugalvos, jau norėčiau atiduoti šitą dviratį, tai gal kažkokį tai rėmelį ar grandinės apsaugėlę galima būtų sumontuoti, nežinau, čia reiks jau paderinti. Juostą vyniojau, kažkokią katastrofą visiškai, patyliu. Minėdamas dviratį, aplamai pagalvojau, kad galbūt ir aš tokį savo susirinkčiau, pasiimčiau kitą variantą, nedemontuojamais dropoutais. Kaip ir kažkokių čia tokių blogybių aš neįžiūrėjau. Tvirtinimas stabdžiams, galinių dropoutų tiesumas, perjungėjo auselės tiesumas. Iš esmės jisai tiesus pats dviratis. Aš nematavau ten milimetrai, bet surinkinėjant kažkokių problemų nebuvo. Vairo kolonėlė, bijau, kad bus blogai padaryta, nes integruoti guoliai, tai yra tie, kurie dedasi tiesiai į rėmą, bet viskas tvarkingai susispaudė, susireguliavo, tai kažkokių čia bėdų neturėtų išlysti. Bet rėmas yra ta dviračio dalis, kaip ir ratai, kuris yra kritinis elementas viso dviračio. Ratai, rėmas. Ir jeigu tas elementas kažkur tai sufeilins, pavyzdžiui, šakė, nežinau. Galbūt jo nematau aš čia kažkokių labai blogybių, tik dėl saugumo kyla klausimų. Miniklio veleno guoliai Evo 386 standartas, 46 dydžio kaušeliai ir gamintojo puslapyje nurodyta, kad tai yra BB30, ta prasme 30 mm velenui, bet būtent šitas variantas parkeliavo su 24 mm guoliais, tai nieko papildomai nereikėjo. Svordas 24 mm ašis. Žiedų po vairo iškišą pridėjau čia maksimaliai, tokius turėjau naudotus, tai jau kai pasivažinės, apsispręs kokio aukščio norim turėti patį taip vadinamą kokpitą, tai pasiderins ir ateityje dar mes patrumpinsim šakės vamzdį, kai jau bus galutinis sprendimas. Pakankamai tvirtinimo taškų čia. Mažo dydžio rėmai beje ne visada čia turi tvirtinimą viršui
Ir bagažiniai lygiai taip pat yra purvasaugiam čia tvirtintis ir priekinė šakė lygiai taip pat turi čia, apačioje, iš kitos pusės taip pat ir čia kokį purvasaugį prisitvirtinti, lygiai taip pat ir čia, ir netgi yra štai čia apačioj, tai galima tvirtinti full frame tokius purvasaugius. Beliko pasverti, pažiūrėti, kiek čia bendras šitas džiaugsmas gavosi. 9,5 lygiai. Ne pats lengviausias balnelis ir kaip ir viskas, daugiau čia gal išlengvinti galima, aišku, lengvesnius ratus, ten stemą, švaistiklius, bet čia jau kita istorija. Meškiukui pilvelis jau rūpi, jis talkio nemėgsta kentėt. Pilvelį meškiukas prižiūri, tad reikia daug maisto turėt. Kai pilvas gurgia ir duskia, skubėti ieškoti medaus. O kai jis suras, lyg lobį atskart, nebent tų medaus nėra.